Sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Taigi, šiandien, ką aš darau, tai pasirašęs esu savo iššūkį, ne iššūkį, labiau tiesiog tokį savianalizę, pažiūrėti, paimti ir parašyti, sugalvoti 50 mažų laimėjimų, užfiksuoti 50 mažų laimėjimų, kurios padarysiu per dieną. Tai sekasi kaip ir gerai, dabar turiu kažkur 14, dabar yra, kiek čia, kokios 2 valanda ir tiesiog rašinėjos belė kokius mažiausius dalykus, kuriuos galiu įsivaizduoti. Tai pavyzdžiui, mašinai sėdžiu, atvažiavau iki Profkės, nepadariau avarijos, atvažiavau laiku. Paskui paėmiau pačiam ryte, atsikėliau, paskui pasidariau valgyti, paskui nusiprausiau, nuėjau į dušą, kaip ir buvau suplanuota, kaip ir buvau suplanavęs sąrašiukį. Dabar darau šitą irgi pasirašyčiusiu, man šitas yra labai svarbu ir dėl to yra mažas laimėjimas. Ką daro maži laimėjimai? Maži laimėjimai jums leidžia susikoncentruoti ne vien tik į didįjį savo norą, didįjį savo tą tokį užsibrėžtą tikslą, kurį galbūt turit, kaip pavyzdžiui, gauti kažkiek X kiekį pinigų arba kažkokią meilę gyvenimo ar panašiai. Jums maži laimėjimai leidžia susikaupti, susitelkti vietoje, būti dabar, kaip ten tas kaip ten būsimasis, esamasis laikai, esamajame laike, dabar, šiuo metu. Pabandykit, pasipraktikuokit vieną dieną paimti ir pasirašyti 50 laimėjimų, suieškoti 50 laimėjimų savo gyvenime, kurios per vieną dieną jūs padarėt. Jūs kartelę nusimažina tokiu atveju, nes kur vienas didžiulis dalykas, kurį reikėtų ten metus varyti ir kalti ir gauti ten pinigų, panašiai, o kur kiekvieną dieną po 50 mažų laimėjimų gauti. Tai yra visai kitoks, jums reikėtų susimažinti tą kartelę žymiai stipriau ir tada suprastumėt, kad gal gyvenimas nėra vien tik apie vieną dalyką, o gal tiesiog gyvenimas yra apie tai, kad turi mėgautis juo. Ir tiesiog, tie maži laimėjimai biški padeda tuom. Tai tiek iš manęs, pabandykit, gal jums patiks. Iki.